Garbė Jėzui Kristui. Į Šiluvą veda daug kelių. Vienas per Tytuvėnus, kitas per Raseinius, o vienas ypatingas – per Šilą. Netgi nuo šito Šilo gimsta Šiluvos pavadinimas. Šiuo metu Šilu vingiuoja labai gražus kryžiaus kelias, kuris atveda į lobių vietą, į Šiluvą. Apie visus lobius ir pasikalbėkime šiandien. Sese Danguolė, sklinda gandas, kad jūs žinote slaptų kelių į Šiluvą ir netgi, kad čia Šiluvoje yra lobis. Gal galite atskleisti tą dalelytę? Tai kelių į Šiluvą tikrai yra labai daug ir jų visada buvo daug. Tai dar prieš visą Marijos tą pasirodymo, apsireiškimo istoriją, kai buvo pastatyta Šiluvos bazilika, dar prieš tai medinė bažnyčia, jau žmonės plūdo į Šiluvą dėl to, kad tas paveikslas buvo labai traukiantis piligrimus. Tai jau tuo metu po apsireiškimo 17 amžiuje eidavo tiek piligrimų įvairiais keliais, raitų, važiuotų, pėsčių, studentų, vargšų, priekeivių, čia vykdavo didžiulis jomarkas, o pats įdomiausias mums ėjimas ir gal toks istoriškai artimiausias, tai yra sovietmetis, kuomet buvo draudžiama eiti į Šiluvą ir čia kaip tik šį šeštadienį, kai mes ėjom šviesos tą visą procesiją, aš galvojau, dabar policija mus lydi ir saugo. Prieš 40 metų policija lydėjo, bet gaudė. Tai iš tiesų tie keliai būdavo uždaromi, paskelbiamas, pavyzdžiui, kiaulių maras ar dar dėl kažkokių kitų priežasčių negalima įvažiuoti į Šiluvą. Tai tos kelionės visą laiką buvo tam tikras, ne tik tai kaip piligrimystė, kad reikia atkeliauti iki tam tikro taško, bet ir įveikti kliūtis. Tai tos kliūtis nuo gamtinių kliūčių iki saugumo sudarytų kliūčių einant į Šiluvą. O dėl lobio, tai žinoma, kad lobis yra Šiluvoje. Tai čia knygelėje galima surasti, kas tas lobis. Iš tikrųjų yra visa istorija paslėptų dalykų Šiluvoje, paskui vėl atkastų. Bet kartu ir perkeltinė prasme Šiluva yra vieta, kur galima rasti tikėjimo lobį arba kur mes patiriam tikėjimo lobį, nes visą savaitę vykstanti liturgija, liudijimai, katechezės, bendravimas, toksai nuolatinis bendravimas su čia atvykstančiais žmonėmis, tai irgi yra lobis. Tai ne tik tai ta dėžė, kuri buvo užkasta ir atkasta ir kurią muziejuje galima pamatyti, bet dar didesnis lobis tai yra pats tas tikėjimo atradimas ir netgi išgydymai. Tai čia lobis. Yra knygelė apie Šiluvą, ji yra iš 2 dalių. Pirma dalis yra istorinė, mes ją skaitom ir prasideda Antras pasaulinis karas. NKVD siautėja čia ir po Šiluvą, suiminėja žmonės, veža į Sibirą, tikėjimas uždraudžiamas, gyvenimas apsiverčia aukštyn kojom, tada reikia apversti knygelę ir skaityti iš kitos pusės. Ir ta kita pusė, irgi kitas viršelis, yra 2 viršeliai. Ir kita pusė yra sovietmečio istorija, kuri iš tiesų yra. Tikrai stengiamės tiek aš, tiek dailininkė Jūratė Karašauskienė, stengiamės, kad būtų istoriškai ištikimai parašyta, kad būtų faktai. Nors tai nėra istorinė studija, tikslas yra daugiau galbūt papasakoti apie tą lobį, bet tarkim čia yra pagal tikrus pasakojimus. Tarkim, Linos Striokaitės, kuri dabar yra sesuo vienuolė, Vidmanto Strioko, jos brolis kunigas, Dobiliauskas, gyvenantis Kaune, kuris kėlė vėliavą Kybartuose. Čia yra irgi tie lobio ieškotojai, kurie slaptą naktį per Lyduvėnų tiltą keliaudavo į Šiluvą. Ir tai buvo tam tikras tikėjimo, bet kartu ir laisvės, toksai kovos ženklas arba ieškojimo, kaip galima išgyventi tikėjimo laisvę, kaip galima išgyventi žodžio laisvę ir panašiai. Tai tiesiog aš manau, kad kol kas tai yra vienintelė knyga vaikams arba knyga šeimai, kur galima susipažinti su šitos vietovės, šitos šventovės ir bendrai Šiluvos tuo fenomenu. Man asmeniškai gražiausia vieta Šiluvoje tai yra tokia keista vieta. Tokia vieta labiau vidinė, tai yra vidinė tuštuma, kuri lieka, kurią kažkaip perkeičia dalykus, ta Šiluva, ta
ramybė, ta atlaidų dvasia kažkaip jaučiasi, kad jinai kažką atpalaiduoja, kažką atlaisvina. Ir kažkaip su žmonėm, kiek tenka pakalbėti, savanoriaujant, žmonės tai patiria. Bet man atrodo, kad yra labai svarbu pasiruošti tam, atlaisvinti vietas. Ir yra keletą būdų, kaip galima tą vietą atlaisvinti. Tai aš turiu tokią tarnystę kiekvieną dieną vežti žmonės į kryžiaus kelią. Tai palydėti žmonės į kryžiaus kelią ir prieš važiuojant ir jau po to, susitikusiais juos aikštėje, mes pasikalbam apie tai. Ir aš suprantu, kad turbūt būtent šitas kryžiaus kelias padeda pasiruošti atlaidam. Padeda paruošti vietą tai ramybėje ateiti, nes kartais mes atvažiuojame į atlaidus mašina, pasileidę muziką, pasileidę radiją, galbūt kalbėdami su draugais apie kažką, bet jeigu mes sustotume šiek tiek anksčiau negu Šiluva, sustotume kelis kilometrus anksčiau ir pradėtume savo dieną Šiluvoje kryžiaus keliu, man atrodo, tikrai tas kelias, tas pasivaikščiojimas šile kažką atlaisvina, kažką perkeičia. Tai tikrai kažkaip, nors tik kelis kartus pačiam teko eiti, bet palydint žmonės, matant jų veidus, galbūt net girdint apie tai, kad jie verkia netgi šiame kryžiaus kelyje, išgyvena labai stiprias patirtis, aš suprantu, kad kryžiaus kelias Šiluvoje yra labai stipri vieta. Ir tikrai rekomenduoju, jeigu yra tik galimybė, kelionę į Šiluvą pradėti būtent čia. Kažkaip nurimti, paleisti tuos dalykus ir tikrai pasiruošti tiem atlaidam ir išgyventi tą ramybę, kuri perkeičia viską.